Na tai ką, atėjo tavo metas, ne? Pati ardus jau. Šildausi vailukus, kad šilčiau būtų po to įsidėt. Šildau vandenį, nesušalęs. Sveiki, atvykome į rožinį kambarį. Atrodo, kad čia sprogo kažkas. Va. Na štai, turim bendrą virtuvę ir salioną. O čia tai sėkmės man, susitvarkant šitą šiuklyną. Gitenas ir vėl važiuoja į sodybą, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo. Ačiū labai. Sveiki atvykę į žiemos karalystę. Sveiki. Nesimatėm porą savaitėlių. Na, bet gal nieko baisaus nenutiko, ne? Žodžiu, praeitą savaitę aš čia buvau atvykęs, bet ties video filmavimu nieko nedariau. Biškai pafilmau kadrų, nes atsikasinėjau sniegą ir viskas ties tom baigėsi. Buvo kitų darbelių, na, o šiandien atvykau jau padirbti ir nufilmuoti video. Tai va, sniego tuneliai nuo praeitos savaitės kaip ir atkasti, tai atsikasinėti jau šiandien nereikės. O pirmiausia, tai einu susinešiu daiktus, pasijungsiu pečiuką. Visada pasižiūrim, kiek laipsnių name, kiek laipsnių namukė, tai einam tą padaryti, ne? Įsikursim ir galima bus dirbti. Čia nekreipkit dėmesio, čia toks bardakėlis truputėlį, nesusitvarkiau, žodžiu. O name mes turim, kiek mes čia turim? -3, tai nėra blogai. Dirbsim ir sušilsim. Žodžiu, einam, įsikursim namukę dabar. Ir tenai pažiūrėsim temperatūrą, dar kiek ten turim. Panašu, kad artėja pavasaris, jau paskutinė tokia šaltesnė -10 buvo naktis. Tai dar galim pasidžiaugti šitais tuneliais. Ir po to jau skęsim čia turbūt. Nu va, tokie grožiai. O tokie grožiai ne kiekvienais metais ir būna. O namukė mes turime, kiek mes čia turime? -7, tai realiai šalčiau nei lauke turbūt. Jo, lauke rodo -6, nu bet namukė jaukiau, čia tuoj šildytuvą pasijungsiu ir bus +2 kokie. Tai va, einu dabar viską susinešti, rengtis, ruoštis, dar aišku kavytės iššausim greitai, kol ruošiamės ir eisim darbuotis, ne? Tai jo, nieko nevilkinam laiko, nes darbo yra. Na va, iššokiau savo legendinius vailokiukus su kailiuku. Dar ką pasidariau, tai nusipirkau normalesnį, o pagaliau laužtuvą. Nes čia tikrai reikės ir normalesnių respiratorių. Tai va, galim iš karto užsidėti. Biškai gal geresnis bus negu covidinė kaukė. O, nu tikrai turėtų būti geresnis. Tai ką, pradėsim šitą grožį griauti. Aišku, tuos stiklus reikia iš čia išnešti, nes nieko neliks iš jų. Aišku, tikiu, kad bus tokių, kurie sakysit, kad nekam grioviai, negriauk ir panašiai, kad geras dalykas. Taip, sutinku, gal ir geras dalykas. Na, bet jeigu naujint viską, tai naujint viską reikia. Net ir šitą gerą dalyką, nu, su laiku žiūrėsim, gal kažkokį ir kitą pečių pasistatysim. Na, aišku, jie kainuoja kosmosą, bet žiūrint į plytos būklę, tai ir pečius turėtų būti kažkas panašaus, išdegęs. Tai žodžiu, mes nusprendėm, kad jį griausim. Tai va. Tai nesmerkit ties šiuo klausimu. Tai nieko nelaukiam ir pradedam turbūt, ne? Bandom čia tos plintusus gal. Gal yra gerai, kad aš jį nusipirkau šitą dalyką.
Tan, tan, tan. Nu, plintusų nebėra. Bent jau šitas laikosi tvirtai. Va, koksai uždarimas. Skardinė vadinasi. Nu, šitas tvirtesnis dalykas, tai jį paliksim ant galo. Va, kaip viršus atrodo. Viršus ten tas nugriautas, ką pradėsim, kaip čia kokliai, ar kaip jie vadinasi, ne? Šitos pradėsim imti. Ir. Stokį bandysim. Va, žiūrėkit, kaip iš vidaus atrodo. O toks va grožis. Po biški čia jis ardosi visai čia padoriai. Aš kažkaip įsivaizdavau, kad čia baisiau tą pečių kriauti yra. Ta plytka, pečius, aišku, čia dulkių belekas, bet po biškį va griaunant, tai išgyvensim. Čia kai kurios tai tikrai geros. Žiūrėkit, koks inicialas ant plytos. Nežinau, matos ar ne, išmurzinau dar labiau. Nu jau dulki biški daugiau. Va tai po biškį ir griūna. Galvoju dabar tos koklius nusigriauti, o po to prie šito eiti. Šitie tai ranka, va gali, ranka jie ardosi. Nu va, vaizdelis dabar toks. Reikia eiti biškelį nuo tų dulkių pailsėt. Ne tai, kad pailsėt, nes nebuvo čia kur pavargt, bet biškį į gryną orą. Ir griausim toliau. Balta, gražu, gaivu. Ir rankos va tokios.
Nežinau, ar matosi ar ne. Juodas. Žodžiu, atėjau į namuką biškį. Kol dulkės nusės, reikia pamontuoti video. O jo. O vandens nėra, vanduo užšalęs. Atsivežiau vieną butelį. Žodžiu, smagu. Šulinys tai ten net nedaeina šikio. Nu, bet nieko, tuo išsigriausim ir atšils galima visą tą grūzą nešti į krūvą bus galima. A, ne? Tai aišku. Viskas čia gerai, smagu. Tai va, dulkės nusėdo, mes galime grįžti prie griovimo. Na va štai, išsidaužiau koklinės plytas iki apačios ir dabar tiesiog nuo viršaus su rankyte eisim į apačią ir tas šamotinės plytas tiesiog rinksim. Jos labai lengvai renkasi. Tiesiog kodėl tai padariau, nes daugiau iki apačios galėjau daeiti. Po to apsimėtysiu tom plytom, jeigu iškart viską daužysiu nuo viršaus ir neprieisiu prie apačios tiesiog. Tai va, dabar bandom plytas tiesiog, va taip va. Jos. O dabar tai jau bus dulkių, nes čia visas vidus tas juodas. Bet po biški ir nusigriausim. Šitas va daiktas va įmūrytas ir dar va ant kokio užkabintas. Čia tau ne juokas. Čia metalai. Opa, eina. Ne, neina, nes dar reikia apačioj tas pats padaryta. Na štai, tos plytos, kur sakiau, su užrašais. Jos pačio pečio viduj buvo, tokios įdomesnės šitos. Reiks gal kelias pasilikt keletą, nežinau. Nu žiūrės. Va, žodžiu. Durelės mėtosi tik tai. Ir šitas jau. Žodžiu, vėl dulkių kalnas reikia į lauką gryno oro įkvėpti. Ir grįžti prie likusių darbų. Tai va, čia dar siena turėtų griautis. O šita. Bet jau. Kambarys padidėjo. Žodžiu, grįžau iš tų dulkių malūno. Visai ten padoriai geriaunasi, aišku, tų dulkių belekiek, bet reikia ir užvalgyti, ne? Tai bom špakiukas su bandelytėm. Suvalgom ir judam toliau. Na štai užvalgiau, pasistiprinau, pailsėjau, nes labai pavargau, ale. Ne, iš tikrųjų nuo tų dulkių vis tiek geriau pabūt grynam ore kažkiek. Kol jos nusėda, grįžtam prie darbų. Tai ką, dabar liko apačioj prasigriauti, kas likę, ir bandysim sienas tas prasigriauti, žiūrėsim, kas čia gaunasi. Tai nieko nelaukiam ir dirbam. Čia va kiek
sveria tas dalykas. Ok. Dar ne taip ir senai kūrenta buvo, kažkas kūrenava. O čia atrodo, kad juda, galėčiau išspirt, bet nespirsiu, nes dar į kokį langą pataikysiu netyčia. Na štai, turime tokį vaizdą. Pečius nugriautas, liko sieninės dalis, o čia užgriauti. Čia padaugėjo grūzo, nes mečiau irgi. Ką, eit prie sienų reikia. Opa. Reikia gal iš anos pusės daužyti, kad čia šiukšlės kristų. Kad ten kuo mažiau šiukšlių būtų, jaučiu taip ir daryti reikia. Aha, einam ten jaučiu. Taip ir darom. Daužam vieną pusę. Gal nedaužyti nereikia, žiūrim. Opa, nu bandam judinti. O. Namas šiaip neturėtų sugriūt, laikančių sienų čia nėra. Tai gal nesugriūsim. Šitas tvirtesnis biški. Nu, būtų man ant kojus užkritus, tai biški jaučiu. Skaudėja būtų. Nu, va, tos tvirtesnės jau. Jas išdaužysim. Taip. Labai lokiukai gerai. Pirkau laužtą, reikia ir su juo padirbėti kažkiek, ne? Nu, čia dar vidinė buvo. Jo, čia ne viena tokia buvo. Žodžiu, čia kaip ir, čia dar reikia nusigriauti ir tada eisim ten. Nors pala, tenai kas? Kaminas čia dar kažkur turi. Čia kaminas, ką aš čia griausiu? Ne, už šito tai negriausim, čia yra kaminas. Tai čia tik tai apsidaužyt. O šituos. Jo, čia kaminas, tai čia realiai. Realiai. Tik tai va tas nebent. Bet ir tai nežinau, ar aš jas griausiu, žiūrėsim.
O, ir kamino skylė su juška atsirado. Kiek brudo. Na štai dulkių kalnai. Kamino skylė. Čia prasigriovau. Ir dabar žiūriu, kad aš čia realiai va šitą dalį irgi galiu griauti, nes svarbu kaminą paliksiu. Nes šiandien irgi tokia trupanti ta dalis, tai jaučiu šią versiu irgi tuo pačiu. Nors, čia tipo primūryta, bet vis tiek čia reiks viską permainti, gal tas kaminas dar negeras, neaišku. Reiks kviesti žmogų kažkada žiūrėti, jo, tas siena kiaurė. Tai žodžiu, čia viską reiks griauti ir šitą sieną, tai nežinau, ar šiandien tai daryt, ar kada, pagalvosiu dar. Va, įkvėpiau gryno oro ir pagalvoju, opa, veidas koksai. Kaip kariuomeniai būdavo, kai mes irgi darydamas kariuomenės meikapą, tą žinai, mišką. Tai čia realiai panašiai. Tai žodžiu, pagalvojau, kad šiandienai pakaks, užtenka išsigrautas pečius, o dėl tų sienų mūrinių, kur irgi reikia jas griauti, tai jau bus kitą kartą, čia realiai reikia visą tą šlamštą išsivežti. Pagalvojau, kad reikia nusipirkti maišų, tų tokių bulvinių ir grūzą juos dėti. Plytas į plytų vietą, kur visos kitos plytos, nu žodžiu, čia tvarkytis tą šiukšlyną reikia. Tai šiandien jau tikrai nebegriausiu tų mūrų visų. Ir tiek. O, kas čia darosi. Belekas. Bet kiek vietos bus, čia kai įsigriaus visos tos pertvaros, galima bus planuotis kambarius, nu žodžiu, laukiu. Bet dar daug darbo iki to. Kas dar yra fainai, tai kad dabar yra po 4:10 ir dar yra šviesų, saulė dar ganėtinai aukštai, realiai dar kokie tik 5:30 ten pradės. Ir artėja jau pagaliau tie šiltesni orai, jau pliusinė temperatūra nuo rytojaus, man atrodo. Tai galima bus jau čia biškį ir kieme kažką darytis pagaliau. Aišku, dar to sniego čia belekiek. Prie medžių neina prieit, norisi jau apsigenėti, bet šiemet su genėjimu turbūt mažai kas pavyks, nes čia, kol nutirpstas sniegas, turbūt jau pumpurai ant medžių atsiras. Tai va, kad ir mažai žingsneliais, po biškį, bet judame tikslo link. Dabar visą šitą šiukšlyną reikės tvarkyti. O čia turbūt bus nemalonesnis darbas negu griautai buvo fainai, o čia bus jau nelabai fainai. Visą šitą šlamštą išnešti. Tai tą progą padėkosiu, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad sekat, ačiū, kad parašot, pakomentuojat. Ir šiandien yra šeštadienis, tai turbūt, kad šiandien įkelsiu video, nes ir to yra reikalų biški, tai padirbėjau šiandien. Ir manau, įkelsiu šiandien videose, kad tai dar kartą ačiū ir gražios ateinančios savaitės. Čiau.